Tęsiasi antrojo rato kovos FIFA konfederacijų taurės turnyre ir susitinka B grupės komandos, žaidžia Kamerūnas su Australija, Vokietija su Čilės rinktinė. Kamerūnas, Australija tikrai įdomi pora, abidvi šitos poros šią dieną yra tokios sunkiai prognozuojamos apylygių komandų mūšiai. Tiek Kamerūnas, tiek Australija pirmajame rate patyrė po pralaimėjimą, nors nepasakyčiau, kad paliko blogą įspūdį ir Afrikos čempionai, ir Azijos čempionai prieš savo varžovus atrodė gerbtinai, taip galima pasakyti. Kamerūno jaunimo buvo įdomu stebėti, tikrai nemažai naujų, negirdėtų gal pavardžių, bet tai matosi, kad perspektyvus, talentingas, ambicingas jaunimas ir komandoje kovinė dvasia, mikroklimatas tikrai daug geresnis nei tais atvejais, kai veteranai važiuodavo į čempionatus ir ten nesijausdavo, kad Kamerūnas yra vieninga komanda. Prieš Čilę atrodė solidžiai, buvo kontratakų, buvo progų, buvo mintis žaidime, aišku, nepavyko pasiekti gero rezultato, bet negalima laidoti Kamerūno rinktinės, lygiai taip pat Australai su vokiečiai sužaidė garbingai, pralaimėjo 2-3, aišku, šiek tiek šypsojosi sėkmė, įvarčiai pasiekti po vokiečių vartininko Bertoleno klaidų, bet vėlgi, Australai neatrodė pasimetę, neatrodė blogai, net ir praleidė greitai įvartį. Ir šitose rungtynėse Australija, Kamerūnas, aš manau, bus atviras futbolas, nes abiems komandoms reikia 3 taškų, norint išsaugoti viltį žengti tolyn. Ir manau, kad lygiosios nieko čia netenkina, todėl kova bus labai atvira ir galime pamatyti nemažai įvarčių. O Vokietija, Čilė, mano favoritai šitam turnyrė iš tikrųjų yra Čilės futbolininkai. Taip, prieš vokiečius, aišku, sunku kažką laikyti ryškiais favoritais, bet aš galvoju, kad Čilės komanda gali laimėti šią grupę ir tiesiausių kelių patekti į pusfinalį. Gal tam užtektų ir lygių su vokiečiais, čia gal nespėliočiau tai, bet pranašumas didžiausias čiliečių prieš vokiečius yra tas, kad Vokietija nors ir pagal statusą pasaulio čempionė, bet į šį turnyrą visi žinom, kad atsivežė ne tą čempionišką branduolį, daug jaunimo, eksperimentinė tokia Jokimo Liovo sudėtį ir čiliečių pusės susižaidimas. Čia žaidžia visas žvaigždynas pagrindinis šalies, visi tie žaidėjai, kurie padėjo laimėti Copa America prieš metus. Ir aš manau, Čilės komanda būtent tokį didžiausią pranašumą turi prieš vokiečius, todėl tikiu Pietų Amerikos atstovų pergalę šitose rungtynėse. Manau, jau ir Alexis Sančesą turėtumėm pamatyti startinėje sudėtyje nuo rungtynių pradžios šį kartą. Įvykis, kurį renkuosi šią varžybų dieną, yra labai paprastas. Kamerūnas, Australija. Aš manau, kad abi komandos pelnys po įvartį. Toks statymas atrodo labai patraukliai. Ir aš grįžtu prie savo prognozės, kad tikiuosi labai atviro futbolo šitose rungtynėse, nes abiems komandoms reikia pergalės. Lygiosios netenkina nei vienų, nei kitų. Ir pagal tokią paprastą logiką aš nebejoju, kad abidvi turėtų bent po kartą pasižymėti.